Va, einame į Prancūziją. Varpus išgirdau ir labai gražu pasižiūrėti. Iškeliavom. 3 kilometrai. Aplinkui laukai. Už medžių kalnai matosi, sunku žiūrėti. Visiškas Prancūzijos pakraštys. Šveicarijos pakraštys. Nu va. Tenai sniegas matosi, jeigu matosi. Įėjom. Tik ką buvome Šveicarijoje, o dabar jau Prancūzijoje. Ypač ten ta snieguota viršūnė, nu kokia graži. Ir iš vis labai gražu čia viskas. Ir jau toks pavasaris. Dar Lillehammeryje dar -10. O čia jau saulė šviečia pilnu tempu. Labai gražu. O, vaikai jau nukeliavo toli. Va tokių gatvės fontanėlių pilna, labai graži mada. Eini, kas 300 metrų gatvėse stovi. Ypač kai karštą vasarą aš įsivaizduoju, koks geras dalykas. Ir garsus meditacinis raminantis. Oi, kazinėlė. Bažnyčia, kur buvo mėja. Labai gražus. Labai gražus. Ramus pasienio miestelis. Visai Alpių pakraštyje. Nu, taip gražiai apkirpti, tiesiog išfigūruoti labai gražiai, kai jie nuogi labai keistai atrodo. Kai sužaliuoja, tai viskas tvarkoj, o dabar tokie peršviečiami, labai gražus. Va, visa gatvė tokių kiaurų medelių. Nu, jaukus mažiukas miesteliukas, visiškai. Viskas jau ir apėjome mes jį, atgal keliaujame. Tomas mane vloginti primokė, tai dabar pati ranka kyla. Va čia prie Baninavo. Sėdžiu dar tik tai vasario vidurys, o jau šilta, palto net nereikia. O čia tokie vaizdai aplinkui. Labai gražu. Pats namas gražus, labai toks jau milijoninis. Ai, visokių minčių sukyla tai. Tai norisi dabar išsisakyti, nes po to pasimiršta. Tie visi miesteliai, kur mes vaikščiojom, reformatai tenai yra, protestantai. Labai įdomiai. Ir pati Ženeva, tai tiesiog kaip Roma katalikams, tai panašiai Ženeva yra protestantams. Pats Kalvinas čia sėdėjo, kėdė jo rodo. Tai taip, tik tai pasakoju, kad prisiminti paskui, nes užsimiršta tie dalykai. Tai visos bažnytėlės, kur įeiname, tai jos visos labai kuklios, be tokių katalikiškų puošmenų. Nu, protestantiškos. Tai Ženeva labai protestantiškas kraštas ir į tą Prancūzijos, kur nuėjome šiandien miestelį, tas irgi labai protestantiškas ir bažnytėlėm reformatų tenai. Kukli tokia. Vat nepafilmavau gaila. Nuotraukėlių porą. Nu, tai va. Ir naujas blogintojas iš manęs.